Sveiki visi ir ne visai sveiki. Čia yra laida Reidas, o laida Reidas yra apie sveikatą keliuose. Aną dieną Šilutės plento ir Baltijos prospektų žiedinėje sankryžoje susidūrė motociklas Honda ir Citroen C5. Incidento vietoje dar sustojo ir sunkvežimis, bet jis tik savo kūnu pridengė avarijos vietą. Jūs nematėt, bet jūs aiškiausiai matyti turėjote. Nematėt. Motociklas žiedu važiavo, ar ne? Irgi nematėt. Jis pro mano šoną pravažiavo, taip išėjai. Nuo jokių žiedu važiavo motociklas. Ir kas atsitinka po to? Mes važiuojam, vaikas pasižiūrėjo, nukas į kairę pusę, kad galėtų rikiuotis va čia yra į tą. Važiavimą ratu mes turim važiuoti. Ratu ir važiuoti į spalio prospektą. Jūs irgi atvažiavot nuo jokių žiedų? Taip. Ir motociklas, ir... Motociklo mes tiesiog nematėm, mes važiuojam ir išgirdom kuo. Tuo tarpu incidento dalyvių nuomonės išsiskyrė kardinaliai. Nematė nieko, iš kur motociklas važiuoja. Trečioj juostoj. Žiūrėjau, kaip. Žiūrėjau, nėra mašinų, pradėjau važiuotis matyti tarp ir man iš šono. Stojau mašinas, per tarpą jo pravažiavau, tarp mašinų. Tarpo pravažiavau, atsistojau priekyje. Vairuotojas turbūt žiūrėjo iš kairės, ar nėra mašinų, ir nematė manęs. Vat ir paguldė. Atvažiuos policija ir nuspręs, kad dėl avarijos kaltas yra lengvojo automobilio vairuotojas, nes jis įvažiuodamas į žiedą žiūrėjo į kairę, ar niekas žiedų netlekė. O dešinėje pusėje nepastebėjo prisėlinusio motociklo ir pajudėjo atsitrenkęs beveik į jo galą. Na, tenka taikytis, kad motociklininkai lindo ir lys tarp eismo juostų ir automobilių kolonų, sprausis tarp mašinų šonų ir tuo metu geriau durelių neatidaryti, nes liksi kaltas. Sezoną atidarė ir Klaipėdos kelių policininkai motociklininkai susiruošę į tradicinį prevencinį reidą po miestą ir aplinkinius rajonus. Ankstų rytą Pilies gatvėje ir Naujojo uosto bei Naujosios sodų gatvių sankryžoje įsirikiavę būriai darbo beveik neturėjo. Visi vairuotojai buvo tvarkingi ir net įtarimų buvo nekilę, kad gal kas galėtų papūsti kažko neleistino į alkotesterį. Kas čia dirba šeštadienio ryto? Kas čia dirba? Oi, labas rytas. Labas rytas. Planas. Viskas tvarkai, tik tai kitą kartą šviesą įsijungit. Ai, aš prašau. Gerą. Dėkui jums labai. Tai ir protinga gerti ir vairuoti. Klausimas geras, nes persikraušius į kitą vietą Šilutės plentą čia buvo sustabdytas automobilis Subaru, kurio vairuotojui Rolandui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,81 promilės alkoholio. 19-metis šio automobilio BMW vairuotojas Edvinas važiavo į darbą su automobiliu, kuris yra išregistruotas be techninės apžiūros ir neapdraustas civilinės atsakomybės draudimu. Ir tai dar ne viskas. Edvinas niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Čia tas triukas, jog mašinos, kurių valstybiniuose numeriuose yra skaičiai 002, neva nurodantis, kad su juo važiuoja policininkas ar yra nestabdomas, nesuveikė. Antras neblaivus vairuotojas sustabdytas Šilutės plente vairuoja mašinas vos 3 mėnesius. Automobilio Volkswagen Passat vairuotojui Davidui nustatytas neleistinas girtumas 0,51 promilės alkoholio. Išvakarėse elgėsi kaip tikras vyras, išgėrė 3 butelius alaus ir šiandien jautėsi gerai iki akistatos su alkotesteriu. 2 metų neturi stažo? Ne, sausio mėnesį teisės susilaikė vaikinis. Sausio mėnesį? Šilutės plente uždygliuotas padangas anuliuoto automobilio Audi A6 techninė apžiūra. Kitas vairuotojas neturėjęs jokių dokumentų pusėlio leistiną normą alkoholio. Dokumentų nėra? Tuoj pat sakė, čia pat gyvena. Supratau. Nu tai čia nieko baisaus nebus iš tikrųjų. Tik patikrins ir viskas kompiuterį. Jo. Šilutės plente buvo padiskutuota ir su baikeriais. Štai gražuolė Edita. Ji niekada taisyklių nepažeidžia, nesvarbu, kad jos Facebooko paskyrą puošia motociklas Šernų miške skriejantis ant vieno rato. Ji netokia. Labas rytas. Labą rytą. Kaip dabar įkišim tave zūdelę per šalmą? Nežinau, kaip nors per viršų galima. Jūs sakykite, kad jūs, kaip patyrusi baikerė, jūs ta prasme, tarp eilių nevažinėjate, ne? Nematau tikslo. Nematot? Gyvybės svarbesnė. Nuliukai. O šitie geriu. Tik pakalbėjome apie amžiną baikerių ir automobilistų meilę, atniro vienas tarp eilių. Jaunuolis atvažiavo tiesiai į pareigūno glėbį. Policininkas, motociklininkas su juo pakalbėjo, kaip motociklininkas su motociklininku. Labą dieną. O jūs saugus jaučiatės važiuodamas tarp mašinų? Saugus jaučiatės? Nes mergina, pavyzdžiui, kuri važiavo taip pat į kačerginę renginį, sako, kad jinai taip nedaro. Ir dar prisiminkime, ką reiškia laikinasis kelio ženklas stop kontrolė. Prie stop ženklo sustojot? Jo. Sustojot? Taip, teisingas atsakymas. Gero kelio. Iki. Ir kaip visada, kol viename miesto gale reidas, kitame miesto gale pliekėsi automobilistai.
Šilapio ir Liepų gatvių sankryžoje susidūrė taksi automobilis ir 6 Mazda. Taksi vairuotojas, sukdamas į kairę, nepraleido tiesiai važiavusio automobilio. Nepraleido už greitį. Jūs sukote į kairę. Sukote į kairę. Nu tai kaip čia dabar? Geras oras. Geras. Viskas tvarkoja. O kiek vairuoju? Vairuoju. Daug? Nu kiek? Pavojingas amžius? 6 metai? Ne? 3? Dar pavojingas amžius. Su keleiviu buvot? Ne. Vienas? Per avariją sužeistų žmonių nebuvo, su avarijos aplinkybėmis buvo sutikta be kalbų, tad buvo užpildytos eismo įvykių deklaracijos, padaryta pora selfių ir mašinos nutrauktos iš gatvės į kiemą. Šeštadienį po pietų policijos postas buvo įrengtas Joniškės gatvėje, bet po to žaibo greičiu buvo nulėkta iki Vėžaičių ir centre šalia padėvėtų rūbų turgelio įrengta nauja reido vieta. Ir prasidėjo. Dviratininkas Romualdas nespėjo nušokti nuo dviračio, jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis - 1,4 promilės alkoholio. Jis buvo nusiteikęs rūsčiai, nes prieš 2 metus jau buvo įkliuvęs vairuojantis dviratį girtas ir kiek tai kainuoja, jis žino. 1,4. Labadiena, ponas. Kol Romualdui Ruščiajam buvo rašomas protokolas, mes geriau užsiimkime, kas patiems labiau širdį glosto. Padalinkim Vėžaičių vaikams ir mamytėms gražioms atšvaitų. Atšvaitai vaikui. Atšvaitai. Gerai? Ačiū. Mamytė žinos, kur padaryti viską, ką padaryti, kaip padaryti. Žinosit, ne? Na gerai, ir pardavėjams reikia atšvaitų. Ir tau paėmiau visom 4. Visom 4 čia atšvaitus. Visom 4. Visom 4 pardavėjom atšvaitų. Atšvaitą gavo ir šuo pavardė Vaičiakauskas. Nu, a draugas esi? Į tau reikia atšvaito, ką, draugas? A tau reikia atšvaito, ką? Vardis dar. Ką reiškia bendravardis? Gintaras? Ai, Vaičiakauskas jo pavardė? Jo pavardė Vaičiakauskas? Taip pat atšvaitus gavo ir sesytės, nors jas aršiai gynė Baskarvilių šuo. Kurios merginos? Kuri nori būti dramblys, o kuri nori būti čeburaška? Aš noriu zuikis. Čia ne zuikis, nu gerai, tegu būna zuikis. O tu būsi drambliukas, taip? Ačiū. Nėr už ką. O kam šniurelis yra? Čia yra atšvaitas. Netrukus policininkai motociklininkai iki posto Vėžaičiuose atlydėjo 5 lengvųjų automobilių vairuotojus, kuriems surašyti protokolai už tai, kad vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio telefonais. Teks priprasti, kad vasarą su automobiliu staiga gali susilyginti policininkas motociklininkas ir atlydėti iki štabo, kur rašomi protokolai. Toks buvo šeštadienio reidas mieste ir rajone, kai įkliuvo 4 neblaivūs vairuotojai, 2 be vairuotojų pažymėjimo, o ten tie, kur be diržo važiavo, tai apie šios nuopuolius pakalbėsime antroje laidos dalyje. O dabar pertrauka. Reklama turi teisę mus nutraukti šioje vietoje, o po to toliau laidoje matysite. Apie partrenktą ukrainietę studentę informuota ambasada. Kitas ukrainietis bandė pergudrauti alkotesterį, krašte nesiliauja policijos reidai ir jie nesiliaus, kol taip vairuosime, kaip rubrikoje filmuoja reidų reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tai buvo visa reklama ir anonsai, nuo mes tęsime laidą. Antroji reido dalis. Sekmadienio reide netruko didelių promilių, dramatiškų gaudinių ir neįtikėtinų pasiaiškinimų. Sako, negeria tik indėnai. Labą dieną. Indėnai negeria. Negeria. Hau. Ugninis vanduo neįdėlų, draugai. Indėnai negeria, o lietuviai tai geria. Visos istorijos atsitiko beveik vienu metu apie 8 val. Ryto ir beveik vienoje vietoje Vilniaus plente. Pradėkime. Sustabdžius automobilį Volvo jo vairuotojui Karliui nustatytas lengvas girtumo laipsnis 0,52 promilės alkoholio. Lengvas girtumo laipsnis 0,98 promilės alkoholio nustatytas ir automobilio Mercedes-Benz vairuotojui Algirdui. Abu vienmečiai buvo taikus, su pažeidimais sutiko, aplinkoje neieškojo kaltų ir už jaunystės klaidas per didelį alkoholio kiekį išvakarėse žadėjo susimokėti. Ir čia istorijos prasidėjo. Buvo sustabdytas automobilis Mazda MPV, atvažiavęs nuo miesto pusės. Vairuotojas dešinę ranką buvo padėjęs ant keleivio sėdynės atlošo, it būtų apsikabinęs draugę, nors ten nieko nebuvo. Salone garsiai grojo muzika, o štai paprašius pasitikrinti alkoholio matuoklių, prasidėjo tikras spektaklis. Господин, вы чуть-чуть подавший, нет? Добрый день. Подавший чуть-чуть, нет? Еще. Vyriškis savo liežuviu vis užkišdavo alkoholio matuoklio dūdelę ir apsimesdavo, kad pučia.
Ponui Ruslanui, šiam Ukrainos piliečiui 52 metai, o toks jau gudrus. Vis rodė, kad jam popa nugarą, kad jam reikia į Ukrainą, kad jis bus geras. Pilietis buvo nuvežtas į ligoninę, ten jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis, automobilis beje priklausantis lietuvų įmonė, kurioje jis dirba vilkiko vairuotojui, buvo išdarytas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę iki teismo. Tuo metu kitoje Vilniaus plento pusėje pareigūnai nusivėjo automobilį BMW 530, kuris vienpusio eismo juostoje pradėjo važiuoti atbulas Jekužiedo link. Važiuojam ir mes. Palangiškis Edvinas įvažiavimo atbulomis į judrę Jekužiedinę sankryžą atlikti nespėjo. Buvo pavytas ir jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 0,8 promilės alkoholio. Labą dieną. Atbulas važiavot? Jo, atbulas. Pamatęs policiją? Ne, man paskambino, reiks staigiai namo grįžti. Ir atbulas? Ne, jūs juokaujate turbūt, mielas ponė. Tai blogai padariau. Būtumėt apsisukę žiedę? Juk būtumėt žiedę apsisukęs? Ne. Bet kaip jūs dabar vienpusė eisme atbulas važiavot? Man reikia šitą staigiai grįžti į Dauparus. Nu, mielas ponė, ne jūs tikite, ne aš tikiu, ką kalbate. Teisingai. Pamatėt policiją, važiavot atbulas, atsivėjo policija. Supratau. 0,80. Supratau. Aišku, mes dar galėjome pakalbėti su žmogumi, kiek jam fantazija leidžia, bet netrukus vėl teko vytis bėgantį automobilistą. Vilniaus plentu važiuojant nuo miesto Jekužiedo link prie laikinojo kelio ženklo stop kontrolę nesustojo automobilis Volkswagen Golf. Šio vairuotojas padidino greitį ir nurūko link Kauno. Pareigūnai kovinį Golfą kabutėse pavijo iš karto pravažiavo Jekužiedinės sankryžos estakadą. 20-metis vairuotojas Laurinas niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo ir buvo girtas. Truputį po 8 val. Ryto jam nustatytas vidutinis girtumas 2,17 promilės alkoholio. Jo istorija. Nu nepabėgau. Nu kame reikalas? Netraukė tiek. Netraukė? Klausyk, tu žinai, kad koją vos nepervažiavai? Pareigūnai stabdė. Ai, nematė, kad stabdė. Stop ženklą irgi nematė. Nemačiau. O 2,17, 8 val. Ryto iš kur čia? Kiek? 2,17. 2,17 kas tas? Promilės jūsų. Ai, nu tai čia išgeręs truputį. Išgeręs esate? Taip. Iš pavakar šventės. Ką vakar šventėte? Gerą dieną? Savo kaip ir vardadienį. Nu, kaip ir vardadienį. Draugės pirštuvės buvo. Tai... O kur draugė? Namuose, Klaipėdai. O dabar važiuoju pas ją? Ne, aš važiuoju namo. Iš jos. Pas kitą draugį. Pas kitą draugį? Pas kitą draugį. A, šaunuolis tu. Klausyk, nu bėdos dabar turėsi? Taip. Žinote turbūt. Žinau. Problemą savo. Žinau. Aišku, supratau. O tai jeigu vardadienį šventėt, kom vardu esat? Laurinas. Bet tai... Supratau, Laurinai, kad ne vardadienį savo buvo. Nu, ne vardadienis, bet... Golfą tvarkyti. Nu, jos pirštuvės buvo... Su kom? Vega. Vega. Draugės. Laurinas ir Vega. Ne mano pirštuvės. Nu, A, jos. supratau. Nu, ir šventėm taip ir gavas. Nesusikalbam. Tu 2,17, aš kol kas 0, nesusikalbam. Tu pas merginą važiavai ar kur važiavai? Važiavau namo. Namo? Iš merginos. Supratau, iš merginos, supratau. Ir dar žinai, žiauriausias tavo gyvenimo dalykas koks yra? Koks? Tu važinėjai iki šiol su dygliais. Tai aš vakar tik nusipirkau mašiną. Laurinai, ir žino, kad nuliuota bus techninė apžiūra šitą automobilio. Aš žinau, jinai bus iš visko konfiskuota. Kodėl? Nes vairuotojo pažymėjimo neturi? Neturiu. Prageręs esi? Ne, iš vis neturiu. Laurinai, tu esi čia kovinis džekis, man atrodo. Supratau. Po visų šitų istorijų policijos pajėgos atsitraukė atsipūsti į Tilžės gatvę, bet ir čia kliuvo vienas neblaivus vairuotojas. Automobilio Citroen C5 vairuotojų Stasiui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 0,79 promilės alkoholio. Toks geras oras, tai ko neišgerus alaus. Alaus? Kėlės geriau. O, nu va. Gal reikėjo negerti degtinės? Gal keleivis blaivus, ne? Būtų keleivis pavairavęs. Gerai. Pirmadienio rytas Klaipėdos kelių policijos pareigūnai, paneigdami visuomenėje besiformuojančią nuomonę, jog policijos reidai vyksta tik savaitgaliais, surengė tokią priemonę pirmadienį. Taigi nuo 7 val. Ryto patruliai išsirikiavo Labrensiškėse ir pradėjo tikrinti atvažiuojančius nuo Kretingos ir Palangos. Jau po 15 minučių įkliuvo pirmas girtas vairuotojas. Automobilio Volkswagen Transporter vairuotojui nustatytas lengvas girtumo laipsnis 1,12 promilės alkoholio. Lygiai pusė 8 ryto sustabdytas kitas pilietis, kuris atostogų metu važiavo į darbą. Automobilio Renault Laguna vairuotojui Gintarui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 2,36 promilės alkoholio. O tai ką, savaitgalį gėrėt, kas buvo? Kad truputį daugoka. Daugoka. 2,36 tai yra daugoka. Pripažinkit. Aš nesakau. Aha. O
O nusikaltęs buvo kaip nors? Ne, viską jau sumokėsim. Ai, bet jau žinot, įstatymus viską žinot. Reikia pavažiuoti, žinokit. Aš sakiau, Bet už girtumą esat baustas anksčiau, kažkada tai. su dviračiu. A, tai su dviračiu. Kretingiškio Šarūno istorija tai nuopolio istorija apie tai, kai kartą važiavęs neprisisegęs saugos diržo gali atsidurti gilioje finansinėje duobėje. Sustabdžiusio vairuojamo automobilį Audi 80 paaiškėjo, kad jis neturi vairuotojo pažymėjimo. Praėjusiu metu sausio mėnesį baustas už tai, kad vairavo automobilį neprisisegęs saugos diržo. Kadangi jis neturėjo 2 metų vairavimo stažo, tai už bausmę turėjo išklausyti kursus apie saugų eismą. To nepadarė, be kursų nebuvo leista laikyti vairavimo egzamino, taip vaikinas važinėjo savo iki pirmadienio ryto, kol Klaipėdoje nebuvo jam surašytas protokolas už automobilio vairavimą be vairuotojo pažymėjimo. O bauda už tai prasideda nuo 300 eurų, o viskas prasidėjo tai nuo neprisegto saugos diržo. Paskutinis tą rytą sustabdytas neblaivus vairuotojas Skuodo rajono gyventojas važiavo į Klaipėdos priklausomybės lygų centrą, kad čia jam padėtų įveikti potraukį alkoholiui. Jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis 0,49 promilės alkoholio. Kadangi pilietis neblaivus prie vairo per mažiau kaip metus pakliuvo jau antrą kartą, tai automobilis bus konfiskuotas. Mes ką nors tame reide gražaus pamatysime ar nelabai? Aišku, kad pamatysime. Štai, prašau. Elektromobilis kaip mopedas. Kaip mopedas? O kiek jums metų yra? 18. 18. Bet galima vairuoti nuo 15. Supratau. Pirmadienio pavakarę Klaipėdos Šiaurės prospekte per dviračio ir lengvojo automobilio susidūrimą itin sunkiai sužeista studentė iš Ukrainos Darina. Automobilio Rover 620 vairavęs 75 metų Jonas buvo blaivus. Apie šį perėjį viskas įvyko, labą dieną. Ne, von ten. Toliau. Va ten, kur dviratis guli. Jo. Supratau, va ten, kur dviratis guli. Taip. Ir iš kurios pusės važiavo? Jinai perlėkė per vardiūrus ir tiesiai manęs užlėkė. Po susidūrimo automobilis nuo pėsčiųjų perėjos sustojo už 66 metrų autobusų stotelėje. Merginos kūnas ir pats dviratis rastas nublokštas už 18 metrų nuo perėjos. Po susidūrimo mergina dar buvo sąmoninga, klausinėjo aplinkinių, kokia šiandien diena, pasakė, kokia jos pavardė, bet jos sąmonė geso ir be jos buvo skubiai išvežta į vaikų ligoninę. Automobilio vairuotojo teiginį, kad avarija įvyko ne pėsčiųjų perėjoje, paneigė šalia perėjos rasti balti dviračio dažai. Va, dviračio šūkė. Prašau. Dviračio šūkė viena, dviračio šūkė antra. Va, šūkių koncentracija prie pėsčiųjų perėjos. Prie pėsčiųjų perėjos. Tai paneigė vairuotojo pasakojimą, kad dviratis nutrenktas ten. Netrukus įvykio vietoje pasirodė sužeistosios merginos bendrakursės, jos pažino dviratį ir teigė, kad Darina labai mėgo važinėtis dviračiais. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Apie įvykį buvo informuota Ukrainos ambasada, tėvas jau kitą dieną atvažiavo pas dukrą, o dabar apie gražesnius dalykus. Merginos sveikata gerėja, ji atgavo sąmonę, tiesa, apie avariją nieko neatsimena, sakė, kad turėjo būti universitete. Tačiau, kai žiūrėsite šį siužetą, ji bus paleista gydytis namo ir pažvelgus į mašiną, tai nesuprasi, koks angelėlis apsaugojo studentę. Priedo reporteriai savo darbą pradeda sportininkų ir Priestočio gatvių sankryžoje, kur pilietis dar sako ir telefonu kalbėdamas vos nenudrožė šalia važiuojančiam šonu. Klaipėda, Taikos prospektas. Kas čia per isteriją, viena šauna iš degalinės skersai, o kiti nemažais greičiais bando įveikti plačią ir pavojingą sankryžą, jau degant raudonam šviesoforo signalui. Ir tojotėlės vairuotojai norime pridurti, kad Debrecino ir Šilutės gatvių sankryžą jūs įveikite degant labai jau raudonam šviesoforo signalui. Tauragė, dėdukas su berete, galvoja, kad jis vienas kelyje, nežiūri į veidrodžius, o ir dar posūkių nerodo, nors tu ką. Pietvakarių Lietuvos miestas Šakiai ir mergina suka nesižvalgydama į šonus kaip anas dėdukas. Tai dar gerai, kad sustojus buvo prie raudono šviesoforo, o kas toliau? O toliau reikia žvalgytis, ar ne taip, Ingosiuk. Čia Klaipėdos, Joniškės gatvėje, Džekis vos prasprūdo, nesukėlęs žiauros kaktomušos. Vaikučiai, netgi vaikštant apleista veterinarijos gatve, reikia žvalgytis į šonus. Pagaliau ausimis klausytis, ar kas neatvažiuoja, o ne karpyti tomis ausimis. Netrukus pamatysite vaizdelį, kuris primins, kad laukinis gyvūnas yra durnas ir nesuprasi, kodėl jie neturi instinkto saugotis mašiną. Vaizdelis iš Kauno rajono Vilkijos primena, kad Lietuva miškų, grybų ir girių kraštas. O kitas vaizdelis primins abu dalykus, kad kelyje pavojingi ne tik žvėris, bet ir vaikai. Na pupa, kur tu žengi, gatvė nesižvalgydama net. Kamštyje stovi tik kvailiai, taip galima pavadinti šį siužetą iš Šekų žiedinės sankryžos. Atkreipkite dėmesį į dešinę. Nuo Kauno pusės parvažiuoja BMW, prasispraudžia pro kitų šonus ir per salas saleles mauna, kuriam reikia. Ir nestumkim ant BMW, čia taip turi būti.
Ir dar Jakų žiedas ir BMW štai toks nardymas tarp juostų garbės markiai nedaro. Už tai po to ant mūsų žmonės ir varo, kad BMW šioks, BMW anoks, o ką daryti, kad patys savęs negerbėme? Ką? Sulėtintame vaizde matosi šio valstybiniai numeriai. Komisaras užsirašys juos būtinai. Pažiūrėkite dar kartelį, kaip atrodo pavojingas vairavimas. Kelias iš Klaipėdos į Kretingą – Žemaičių karo kelias. Pažymėtas įspėjančiais ženklais apie avarijų gausą, yra pabraižytos ištisinės ašinės linijos, o štai narsiam šio automobilio Passat vairuotojui tai nerūpi. Jis 3 kartus kirto ištisinę liniją ir nuskubėjo į Kretingą pas komisarą Richardą. Lietuvių pora važiuoja atsipūtusi kažkur Europoje, gal Prancūzijoje, o gal Olandijoje, bet ne Lenkijoje, tai tikrai. Aišku, ko gero tai Olandija. Dainas dainuoja, į šalį žvalgosi, cigaretės rūko, privažiavo žiedinę sankryžą ir tik šas iš šalutinio kelio vos negavo iš šono nuo Olando dėduko, o sankryža tai tokia normali, kaip prie Plungės kap. O čia tautietis atsiuntė vaizdelį iš rytų Londono. Na, užimkime kvapą, darome pauzę ir pažiūrėkite. Spėjo atšokti nustebęs moteriškas ugro-mongoliškų bruožų veidas. Čia tai būna, kai iš stepės į didmiestį atvažiuoji. Grįžkime į Lietuvą. Beveik savaitės pavairavimas užfiksuotas kelyje Šventoji Kretinga. Na, žalialapį, žaliavalgį, tau viskas gerai. Jeigu dieną nematai, tai ką naktį kelyje veiktum? Dar vienas pretendentas į savaitės pavairavimus pasižymėjo Kretingos gatvėje. Ar čia taip moksleiviai atvažiuoja šaligatviais į pamokas? Jeigu taip, tai laukite svečių iš kelių policijos. Ir jie ne atšvaitus dalins, ar mokys pereiti gatvę, jie baus. Ir aišku, savaitės pavairavimas mūsų sprendimu atkeliavo iš Klaipėdos centro. Ir ne BMW, tai ir ne Audi, ir ne Mercedesas, o paprastas liaudiškas Volkswagen Passatas. Įžulokai pavaryta ir iš Šenonio gatvės į antrą juostą, o toliau dar gražiau. Viso gero jums, sako Reido kūrybinė grupė, mes pasimatome kitą antradienį, 8:30 vakaro, būkite aplankyti. Sudie.